Taigi pratęskime toliau dar pokalbį apie mūsų biolauką, apie mūsų energetinę švarą. Ir noriu duoti akcentą į tai, kad, kaip sakoma, mūsų biolauką labiausiai sendina tai mūsų gyvenimas, kurį pragyvename nesąmoningai. Tai toks gyvenimas, kurį mes didumą mūsų pragyvena nesąmoningai, 75% gyvenimo yra paskaičiuota statistiškai, kad pragyvename nesąmoningai. Taigi tai ir sendina mūsų aurą. Kiti dar sako mūsų biolauką, tai čia kaip yra jums patogiau. Taigi toliau šnekant apie energetinę švarą, tai tiesiog kas jai priklauso dar. Praeitą kartą šnekėjome taip, tai pratęskime apie tai pokalbį, nes tai yra gana svarbu kiekvienam iš tikrųjų suprasti, suvokti šios dalykus. Taigi tas, kas priklauso, tai yra energijos, kuriomis mes disponuojame. Taip, mintis, kurias mes arba ne mes ateina į mūsų galvą. Ir ta prasme mes vykdome energetinę kaitą šiuose mintise. Taip pat žodžiai, ypač kurie įsprūsta nesąmoningai. Įvairūs žodžiai, ne? Gali būti. Taip pat ir informacija. Informacija, jūs kaip žinote, jinai yra įvairi, priklausomai nuo tokio, kokio jūs priėmate. Ir diduma žmonių gyvendami nesąmoningai, tik atsikėlę iš karto jie grėbėsi įvairių informacinių priemonių. Tai telefonų, televizorių ar kažkokios radijos klauso žinių, visa ta informacija, ypatingai negatyvi informacija, dedasi jūsų biolauke. Tarsi būtų kažkokie plėmai, kažkokios dėmės. Jos kaupėsi metai iš metų ir aišku, jūs tą priimdami tą informaciją, kur jūsų sąmonė fiksuoja tą informaciją, jūs priimate tą informaciją, jūs ją suvokite, sąmonė fiksuoja, jūs suvokite, jūs priimate ir šitą informaciją įsideda jau į jūsų biolauką, jinai kaupėsi. Biolaukas darosi netoks skaidrus dėka šios negatyvios informacijos. Tai, kaip matote, informaciją galima gauti įvairių būdų ir yra visokia. Dažniausia yra įrodyta statistiškai, kad informacija žmogus yra daugiau linkęs kaupti tą negatyvią informaciją. Nes kadangi būtent trečiame lauke žmogus pragyveno lauką visą gyvenimą, skaitant nesąmoningai, tai jisai daugiausia kaupia tą negatyvią informaciją. Ir iš tos negatyvios informacijos ir generavo visas įvairias negatyvias mintis ir įvairūs žodžiai būdavo irgi atsekantis tą linkme. Tai į negatyvę, tą neįgiamą informaciją. Ir taip jisai kūrė savo gyvenimą. Gana sunku negatyviuose energijose. Taigi jūs gaunate tą negatyvią informaciją ir jinai kaupėsi jūsų lauke. Jūsų laukas, jūsų biolaukas, jisai darosi netoks skaidrus, jisai darosi kitokios spalvos, kinta skaidrumas, kinta šviesumas, kinta spalvų koncentracija ir tirštumas ir atspalviai visokie atsiranda. Žodžiu, jūsų laukas jisai pasidaro jisai visiškai kitoks. Dabar pašnekėkime apie mintis, kurias jūs generuojate. Taip, jūs generuojate gaunant informacijas, jūs aišku generuojate mintis. Mintis jos gali būti tiek jūsų, tiek ne jūsų. Jūs žinote, kad mintis, kurios ateina, galite jūs pagauti mintis iš jūsų, iš kolektyvinio lauko.
tiesiog ateiti, prilipti taip, gali pagauti mintis ir iš jūsų biologė esančių jūsų būtybių. Tai yra tos energetinės sankaupos, kurios metų metais jūs generavote mintis, jūs generavote informaciją ir būtent ta energetinė sankaupa jau susidarė jūsų laukia kaip būtybė, kaip energo struktūra, kuri reikalauja vis daugiau ir daugiau tos negatyvios informacijos. Taigi ir mintis, jinai pradeda valdyti jūsų mintis. Tiesiog nori gauti tos energijos, nes kadangi yra jūsų reikalinga jūsų energija ir jūs tiesiog jau generuojate tas mintis, kaip ta struktūra nori. Lygiai taip pat jūsų organizme gyvenantis parazitai, jie linkia lygiai taip pat perimti jūsų mintis ir lygiai taip pat išgeneruoti mintis, to ne jūsų mintis. Tai tiesiog jūs perimate jų mintis, jų kontrolę, jie kontroliuoja jūsų sąmonę ir tiesiog prisirišimai visokie. Tai net ne vien tik alkoholio, narkotikai, bet yra ir kitokių prisirišimų. Tai lygiai taip pat, kuo jūs daugiau generuojate minčių ir informacinėme lauke, tuo jūs daugiau turite stipresnis darosi šitas energo struktūra jūsų lauke, tuo daugiau jinai duoda įvairių jums minčių. Taigi, kaip matote, mintis yra ne vien tik tai jūsų, bet tai ir jūsų pakeleivių esančių jūsų lauke. Galime netgi tai sakyti. Kaip dabar galima atskirti šias būtybės, ar jos yra jūsų lauke? Pavyzdžiui, jeigu jūs kažkokią, skaitykim, susitinkate su žmogum, kuris yra jums nelabai mielas, bet jūs susitinkate ir jums ateinate atsigerti su juo kavos ar šiaip pasišnekėti. Ir jums kyla mintis, ateina mintis griebti kokią šakutę ar kažkokį peilį duoti jam per ranką, ar kažkokios kitos smurtinės mintis, kurios jau žaloja kitą žmogų, nes kitą kartą gali būti gana spontaniškos tokios mintis ir reikia tiesiog atsekti, ar tos mintis tiesiog iš kur jos ateina. Ir tai dažniausia būna, tai reiškia, kad jau yra būtybė, kuri yra daug stipresnė, jau yra jūsų lauke ir jinai gali perimti jūsų mintis. Iš tikrųjų, tai netgi buvo daromas tyrimas gana tose ir psichiatrinėse ligoninėse, ir kalėjimuose, psichologinis toks tyrimas, kad žmogus, kuris yra atlikęs nusikaltimą, būtent to nusikaltimo momento metu jis buvo tarsi užvaldytas kažko kito, tarsi jisai nesuvokė, ką jisai daro. Ir aišku, jisai paskui padaro tą nusikaltimą ir jisai nesupranta, kaip jisai taip galėjo padaryti. O nusikaltimas padarytas, tai dažniausiai būna jau tada tokie žmonės, jau čia yra rimtesnių būtybių užvaldyti. Ir kaip taisyklė, tos visos rimtesnės būtybės dažniausiai būna jau turint stipresnių prisirišimų prie, pavyzdžiui, alkoholis, pavyzdžiui, narkotikai ir visi kiti dalykai, kai yra prisirišimai, kai pastoviai yra žeminamos vibracijos, nes žinote, pavyzdžiui, įvairios būtybės jos negali išbūti aukštų vibracijų fone. Jos visą laiką būna tik tai žemų vibracijų fone. Jom tai yra malonu, jom tai yra gerai ir jos gauna tą energiją, kuria jūs dalinatės. Bet kai jūs pradedate kelti vibracijas, tai aišku, būtybės jos pradeda po biškį, jeigu jos negauna energijos, būtent prisirišimo metu, pavyzdžiui, jeigu jos negauna energijos ilgesnį laiką, jos gali nueiti.
bet jos daro viską, kad jos gautų tą energiją. O tai viską tai reiškia ir užima jūsų sąmonė ir jūsų mintis. Taigi jūs generuojate jų mintis. Tai jau čia esant sunkesniems atvejams, bet kuriuo atveju tai galima įvairūs variantai, bet kuriuo atveju tai gali būti mintis atėjusios iš šono, ne jūsų mintis. Jūs kaip esybė esate, kaip siela, dažniausiai jinai yra skaidri, skaisti ir jinai turėtų generuoti šviesias mintis, bet mintis lygiai taip pat priklauso nuo jūsų programų, kurios yra jūsų lauke, kokios tos programos yra. Tai lygiai taip pat nuo egregorų, kuriuos jūs esate prisirišę, taip irgi jūs paimate mintis ir iš egregorų. Tai egregorai, tai žinote, žmonių sankaupa viename lauke. Tai tikėjimo egregoras jisai yra labai didelis ir jisai pastoviai lygiai taip pat gali reikalauti tos energijos atgal. Yra ir šeimos egregoras. Jeigu yra keli žmonės, tai jisai vadinasi yra šeimos egregoras. Jeigu yra kitokia, pavyzdžiui, jūs mėgstate kavą kažkokias, ne, tai yra priklausomybės egregoras kavos linkme. Tai vat irgi yra egregoras. Tai egregorų yra labai daug priklausomai nuo to, ką jūs mėgstate, kokius prisirišimus jūs turite. Ir aišku, tai egregoras žodis tai dar nėra nuosprendis, tai tik tai pasigilinimas, kokiomis energijos disponuojate. Tai kaip matote, viskas ir tos mintis, jos yra irgi jūsų lauke, jos atsispindi, jūsų neįsakyti žodžiai atsispindi lygiai taip pat, arba tyla kažkur, jeigu jūs nenorite kažką pasakyti teisingo, kažką nutylite, pavyzdžiui, prieš viršininką nenorite tiesiog ginčytis, tiesiog jūs nutylite ir visa tai jau atsispindi jūsų auroje. Lygiai taip pat ir, pavyzdžiui, draugę nenorite ją įžeisti, lygiai taip pat jau atsispindės jūsų auroje nedasakyti, neįsakyti žodžiai, mintis jūsų neįsakytos ir visa tai auroje užsiteršia. O kas liečia žodžiai, jie taip pat yra energetinė plokštuma, tai tiesiog kurie irgi gali būti ir žodžiai parazitai, ir žodžiai neparazitai, ne, ir žodžiai teikiantys energijos. Tai priklausomai nuo to, kokius jūs žodžius disponuojate. Jeigu jūs daugiau šnekate šviesiais žodžiais, tai yra, kurie turi šviesią prasmę. Tai tiesiog jūsų lauke irgi ateina atitinkama energija. Būtent šitas žodis, kiekvienas žodis neša energiją. Jeigu jūs, pavyzdžiui, mėgstate kartais pasikeikti, tai keiksmažodžiai turi irgi atitinkamą energiją. Dažniausiai tai yra negatyvaus pobūdžio energija ir lygiai taip pat jie kaupiasi jūsų lauke. Dar kas liečia apie žodžius, tai kiekvienas garsas, žodis yra sudarytas iš garsų ir kiekvienas garsas jisai turi vibraciją. Vibracija, pavyzdžiui, pati stipriausia vibracija yra A raidės. Ir tas žodis, kuris yra sudarytas ir turi sakinį A raidės, tai tiesiog jisai gali būti gana aukštos vibracijos, bet vat, pavyzdžiui, mano kuratorė Latija, tai jie yra gana aukštos vibracijos, tai ir pastebėkite tai, kad dauguma kitų rūšių civilizacijų irgi gana yra aukštų vibracijų, tai yra kitokie žodžiai. Mūsų aplinkoje vyrauja žodžiai, galima sakyti, yra vidutinio vibracingumo, tai ir pasirinkti žodžius iš tikrųjų galima irgi sąmoningai. Ir lygiai taip pat atsisakant parazitus, kurie
nelemia, nekeičia jūsų gyvenimo tėkmės, irgi iš tikrųjų reikėtų pažiūrėti daugiau į tai iš kitų kampų. Taigi reikia rinktis irgi žodžius, kuriuos mes vartojame. Taigi ta žodžių vartojimas lygiai taip pat atsispindi jūsų biolauke. Tai nei gerai, nei blogai, tai tiesiog informacija, kurią jūs turite žinoti. Taip pat informacija, kurią jūs priimate, jeigu, pavyzdžiui, priimate iš aplinkos, jūs priimate ne vien tik tai iš informatyvių imtuvų, nesiųstuvų, kaip radio, kaip telefonas, kaip kitokie, ne, televizorius, bet tai ne vien tik tai, bet tai informacija, kurią jūs priimate iš aplinkos, iš žmonių, lygiai taip pat jūs ją labai, tą, ką jūs suvokėte, jinai iš karto atsidės jūsų jau lauke. Jeigu, pavyzdžiui, jums draugė ten skundėsi kažkokią nesėkmę, tai va ta lygiai ta pati nesėkmė jau gali būti jūsų lauke. Jeigu jinai skundžiasi, bet koks nusiskundimas, tą, ką jūs suvokėte ir tai, ką jūs norite, užjaučiant jai pagelbėti, ją užjaučiate, ne? Tai jūs lygiai tiek pat atiduodate jai savo energijos ir lygiai tiek pat jūsų lauke įsideda tą informaciją. Ir taipogi bet kokio negatyvaus charakterio jau lauke, jūsų laukas jis yra teršiamas. Jeigu tai yra aktyvi, gana aukšto vibracingumo informacija, jeigu jūs, pavyzdžiui, skaitote knygas ten dvasinio ugdymo, arba tai kažkokias mantras, ar dar kažkokias maldos, tai irgi jos lygiai taip pat atsideda jūsų lauke, lygiai taip pat viena informacija skaidrina, kita informacija tamsina ir sunkina jūsų biolauką. Taigi taip metai po metų jūsų biolaukas teršiasi ir jisai jau negali būti toks vientisas, tai dauguma žmonių užsideda tą informacijas, tiek įsileidžia tos negatyvo lauko informacijos, kad jūsų biolaukas jisai pradeda skilinėti, atsiranda skylės, energijos tėkmė suintensyvėja, ta prasme energija išeina iš jūsų biolauko, jūs netenkate energijos ir būtent ta energijos tas trūkumas labai pasireiškia jūsų kasdieninėje veikloje. Ir energijos trūkumas lygiai taip pat formuoja ir ligas. Taip kaip negauna pakankamos energijos ir jūsų ląstelės, jūsų organai, jūsų organų sistemos atsiranda jau nesklandumai su sveikata. Tai visa tai formuoja jūsų biolauko, nesklandus darbas, tiesiog nešvarus jūsų biolaukas, ne. Taigi vien tam, kad ir tą pačią jaunystę, kaip matote, mes dedam informaciją, ne, metai po metų, tos programos kaupiasi, ateina. Pagrindinės yra jau žinoma, kad mokslininkai padarė netgi tyrimus, kad pagrindinės senėjimo programos, jos yra mūsų astraliniame lauke. Tai emocijos, visos tas, kurias išleidžiam, visas tas neišsakytas mintis ir visa kita, jos viskas ir kaupiasi mūsų irgi astraliniame lauke. Taigi mūsų biolaukas, jisai atspindi viską, ne? Jisai sukaupia visas programas, tą, ką jisai turi. Taigi jo valymas, jo energetinis valymas lygiai taip pat yra būtinas dalykas, kaip ir praeitą kartą sakiau, valytis dantis, lygiai taip pat ir reikalingas biolauko valymas. Ir tai, kad jūs įsivalysite vieną kartą, ten nusimsite visus nesklandumus, ne, tai vieną kartą tai nieko nereiškia. Tai galima ten pačius sunkiausius nusiimti jau ritualų metu, bet aišku, tai
paaktyvins jūsų veiklą, jūs, jeigu esate sąmoningas, jūs paskui neįsite į šias energijas, bet, bet reikalingas lygiai taip pat darbas ir kasdieninis darbas. Darbas su savimi, darbas su jūsų biolauku. Dabar pratęsiant tą temą jūsų biolauko, tai kokius jūs metodus galite naudotis lauko švarinimui. Yra žinoma, kad druska, lygiai taip pat jinai yra skaistinamoji priemonė. Aišku, daug kas ją naudoja ir taip maiste, bet tai yra ir skaistinamoji priemonė, jos molekulėse yra atitinkamų energijos. Tai yra, jeigu jūs pažiūrėtumėte druskos kristalą per teleskopą, ne teleskopą, mikroskopą, tai tiesiog jūs pamatytumėte, kad druskos kristalas, jisai yra absoliučios formos, ane, gyvybinės energijos formos, ane, tai gyvybinės energijos gėlelės formos, tai kristalas, kuris duodantis energiją, taip. Tai būtent šitas kristalas, dėl ko druska išlaiko tą šviesinančią ir valančią savybę. Tai dėl jo kristalinės formos, ne? Kristalinės, absoliučiai struktūruotos kristalinės formos. Ir lygiai taip pat druska, jinai labai galima, jinai puikiai priima informaciją, taip kaip ir vanduo, ją galima įkrauti, užkalbėti ir duoti tą informaciją. Bet lygiai taip pat jinai pati, kai turinčią absoliučią kristalinę formą, būtent jinai gali pašalinti tai, kas yra negatyvu, nevalančioji priemonė. Taigi, su druska, naudojant druską arba druskos tirpalą, tai kiekvieną dieną panaudojant, aišku, druskos tirpalą apsipurškite, apsivalote, nudžiūnate. Kai jūs džiūnate, jūsų elektromagnetinis laukas ir elektrinis laukas, jisai kai džiūnate druskos džiovimo metu, kuomet jinai virsta kristalinė struktūra, ane, kai vanduo, jisai yra sotus tirpalas ir būtent tuo momentu, kai džiūna, vyksta elektromagnetinė struktūros sutankėjimas, ane, ir tada jisai, ta struktūra paveikia mūsų biolauką. Būtent džiūvimo momentu, tuo metu, kai vyksta kristalizacija. Ir tuo metu mūsų biolaukas, jisai valomas ir užtraukiami visi įbrėžimai ir skylės. Tai būtent, kas liečia tirpalą, lygiai taip pat galima naudoti ir paprastą druską, ją apsitrinti po dušu, tiesiog dušo metu priimant, apsitrinti, pastovėti, nusiplauti. Galima naudoti druskos vonias. Galima lygiai taip pat miego metu po lovą padėti druskos stiklinę. Jinai lygiai taip pat gali sugerti tą negatyvią informaciją, pravalyti jūsų biolauką. Nes žinote, kai žmogus miega, biolauko struktūra, jinai tarsi nugūla, ne? Ir tada jisai skleidžiama informacija druskos, ane, jinai išvalo tą jūsų biolauką. Taipogi druska turi stovėti netoliau negu metras, tai pakankamai arti, kad jinai sąveikautų su jūsų biolauku. Kas liečia druską, taip pat galime mes įsivaizduoti, kai esam duše, įsivaizduoti, kad mes ant mūsų lyja auksinis lietus ir mes su tuo auksiniu lietumi mes nuplaunam visus nešvarumus nuo mūsų biolauko.
nuo mūsų biolauko, galime matyti, kaip nueina visi šešėliai, visos dėmės, visa ta informacija, kuri buvo prikaupta per visą dieną, jinai nueina tiesiai į žemę ir su intencija, kad išsivalom savo biolauką, su intencija, kad į žemę nuėjusi negatyvi informacija, paprašoma žemės, kad jinai transformuotų į kokybinę energiją, taip, į pliusinę energiją. Ir lygiai taip pat prašome, kad transformuotų, grąžintų mum atgal. O dalį energijos, nes kadangi lygiai taip pat turi vyrauti ir energetiniai mainai, tai kad dalį energijos mes paliekame žemėje, pavyzdžiui, gėlių ar augalų pavidalu, ne kad aktyvuotų ne augalus. Tai bus kokybiški energetiniai mainai. Ir vat žemė mums esant pavyzdžiui, atitinkamu metu, kada mes jau esam išsekus mūsų energija, ne, jeigu dienos eigoje, tai galime apie tai pagalvoti, prisiminti ir žemė mums grąžins tą energiją, kuri yra kaupiama. Būtent šita energija, kuri yra grąžinama jums, jinai gali būti kaupimo metodu, kaupiama jūsų sistemoje. Lygiai taip pat šitas metodas galioja ir stovint po dušu, jūs galite tekant vandeniui, jūs galite matyti, kaip jūsų biolaukas plaunasi su intencija, reikalinga intencija, kad jūs būtent vanduo nuplauna jūsų biolauką, jūs stovite po vandeniu ir nuplaunamas biolaukas įeina visas negatyvas į žemę. Ir būtent žemėje jisai transformuojamas, lygiai taip pat jums gali būti grąžinamas į dalis energijos, arba gali būti grąžinama tiesiogiai, arba gali būti kaupimo metodų pagalba grąžinamas bet kuriuo kitu metus, arba gali būti ir kita dalis energijos gali būti įeinama lygiai taip pat, kad duotumėte žemėj, ne, kad transformacijos metu ta energija, kad grįžtų į augalų ir augalų sistemos, ne, aktyvinimui, tai būtent žemėj. Tai šitas lygiai taip pat metodas yra geras. Taipogi tas, kas naudojasi reiki, tai irgi labai geras dalykas, nes reikia, aišku, žinomas kaip trečio lauko instrumentas, tai trečio lauko pats aukščiausias energetinis instrumentas. Bet kodėl trečio lauko? Tai todėl, kad čia reikalinga iniciacija. Tai ketvirtame lauke jau jūsų sąmonė jau suvokia, kad jau nereikalinga iniciacija kaip žmogaus, ne, jūs galite inicijuoti patys priimant šios ženklus, bet tai reikalingas lygiai taip pat sąmonės išsiplėtimas, gana aktyvus ir supratimas ir suvokimas. Tai, bet tas, kas dalyvauja, ne, reiki, kas yra įsiinicijavęs, tai jis gali lygiai taip pat naudoti savo biolauko švarinimui. Ir labai geras irgi būdas ir labai gana greitas. Tiesiog galite netgi naudoti nakčiai, kai jūs įsijungiate reiki su intencija, kad išvalytų jūsų biolauką, suteiktų jums harmonijos ir kad tekėtų per visą naktį. Tai irgi labai geras rezultatas ir labai gera priemonė. Toliau sekantis metodas, kai jūs bendradarbiaujate jaučiate savo sielą, savo širdį, tai jūs galite tiesiog išspinduliuoti savo šviesą į biolauką, į aurą, taip ją valydami. Tai irgi su intencija, su susijungimu su savim,
Tai irgi labai geras natūralus metodas ir jisai tiesiog jau yra kito vibracingumo ir tai yra jau ketvirto lauko instrumentas, galima netgi taip sakyti, bet visi jie yra geri, neskirstant ketvirto ar ten trečio lauko, jie yra visi reikalingi ir visi jie yra geri ir visi veikiantis. Tik tai jau, kai daugiau plečiasi jūsų sąmonė, jūs atrandate vis gilesnius ir aktyvesnius instrumentus savo laukų valymui. Tai vat, galima naudotis viskuo, ką jūs surandate, kas jums tinka, bet visą tą reikia darbą daryti, atlikti ir kaip ir jūs suprantate, dėl ko. Tai viena dalis dėl to jūsų darbo, o ne, kad kai jūs jį prasivalote, o kita dalis tai, kad jūs nepriimate šios negatyvios informacijos, jūs galite tiesiog ją nepriimti, tiesiog jos negirdėti, tiesiog atsirinkti žmonės, su kuriais bendraujate. Jeigu tas žmogus nerezonuoja ir jums nepadeda, kaip aš sakau, kilti į viršų, o tai nepadeda jūsų evoliucijai, nepadeda jūsų plėtimuisi, tai jisai yra ne jūsų žmogus ir jums reikia tiesiog sumažinti susitikimų kiekį, ne, tiesiog atsirinkti žmonės, su kuriais bendraujate, kad nes kiekvienas žmogus įtakoja jūsų, ne, jūsų biolauką ir jūsų aurą, tai kuo jūs daugiau, kuo jūs pasirinksite, kuo aukštesnio vibracingumo dažnį esantį žmogų, ne, tuo jums pačiam bus geriau ir greičiau jūs galėsite savo reikalus atlikti, ta prasme, tiek valymo, tiek evoliucijos linkme, tiek dvasinėme kilime. Tai ir visas tas reikalas priklauso nuo jūsų sąmoningumo. Tai čia irgi reikalingas jūsų suvokimas, jūsų atsirinkimas, ne, kas jums nerezonuoja, su tuo jūs turite mažiau bendrauti, pasirinkti tai, kas jums rezonuoja. Ir kaip matysite, vienu metu tai rezonuos tas žmogus, jūs vadinasi paimsite tą informaciją, paimsite tai, kas jums reikalinga, ne, tos kodus, kuriuos jisai neša, nes kiekvienas žmogus neša ne tik tai informaciją, bet ir energetinius kodus. Ir jeigu jums reikalingi tie kodai, gali būti tiesiog surežisuotas jūsų susitikimas tam, kad jūs susitiktumėte tą žmogų, kad ir netyčia jūs galvosite, o iš tikrųjų tai nieko nėra netyčia. Ir jūs susitiksite, paimsite tos kodus ir jūs galėsite, tarsi virsmas vyksta kitoks ir jūs perėmėte jau tarsi kaip žaidime į kitą lygį, bet taip viskas panašiai ir vyksta ir mūsų gyvenime. Tai tiesiog kiekvienas žmogus neša atitinkamas energijas ir kai jūs tas energijas įsisavinate, jums gali būti jau nebūtina su tuo žmogum susitikti, jūs tada iki jūsų ateis tas žmogus, kuris jums bus gana ilgalaikio kaip ir bendravimo būtinybė, ne, gali būti netgi taip. Tai tiesiog kiekvienas jūs esate atsakingas patys už save ir tik tai už save ir už savo evoliuciją ir negalite žiūrėti kitus vien tam, kad jūs žemintų, jūs keistų žemyną, ne? Tai tiesiog galima apriboti tokius susitikimus ir tiesiog pasirinkti tai, kas jums rezonuoja, tai, kas jums vibruoja aukščiausiu lygiu. Ir būtent tokie žmonės jums duos plėtimąsi jūsų sąmonėje, būtent tokie žmonės jums duos supratimą ir suvokimą aukštesnėme lygyje ir įžemins jumyse energijas, kurias jas gali jie duoti, jie skleisti.
Tai čia irgi jūsų sąmoningumo lygis ir tai jau priklauso ketvirtame lauke. Ne? Ir tas jau ketvirtas laukas yra plėtimosi dažnis, jis yra daug stipresnis, daug galingesnis, energijos eina gailesnės, galingesnės ir jūs jau galite jas įsisavinti. Tai tik tai priklauso nuo jūsų sąmoningumo. Taigi, kai jūsų laukas jau yra pravalytas, kai jūs jau valote lauką, jūs galite lygiai taip pat atsirinkti informaciją, kurią jūs norite suvokti, gilintis ir suprasti. Galite atsirinkti tas energijas, kurias jūs norite įžeminti savo kūną. Nes kiekviena energija, kaip ir sakau, įeina į jūsų lauką, tą, ką jūs suvokite ir neįsižemina jūsų laukia. Tai tą, ką jūs įsižeminate, jums kurs jūsų realybę. Taigi kiekvienas jūs galite rinktis, kokią jūs realybę jūs kursite, kokią jūs norėsite tą realybę kurti. Ir nuo to ir priklauso, nuo jūsų sąmoningumo, nuo tai, ką jūs suvokėte, nuo jūsų sąmonės plėtimosi dažnių, vibracijų. Ir kuo aukštesnės vibracijos, sąmonė irgi lygiai taip pat greičiau plėsis ir augs sąmonės vibracijos aukštesnės bus. Taipogi jūs tada neįsite į tas negatyvias reakcijas, emocijas kažkokias, jūs jau tada rinksitės, ar jūs norite emocionuoti, ar jūs norite paversti ją kažkokią kitokią energiją. Tai jau bus jūsų jau rankose, jūsų galioje ir jūs jau galėsite rinktis, ką jūs norite turėti, ne kokį jūs norite gyventi gyvenimą. Tai viskas jūsų sąmonėje, jūsų sąmonės plėtimosi dažnyje priklauso. Taigi jūs esate kūrėjai ir jūs kūrėte tokią realybę, kokią jūs norite. Tai, o jeigu jūs esate nesąmoningi, tai irgi yra kitas dalykas, kai jūs esate nesąmoningi, jūs kūrėte, jau už jumis kūrė matricą ir jau jinai kūrė pagal savo taisyklės ir pagal savo energetinius išnaudojimus. Ir tai dažniausiai būna jau ne žmogaus labui. Taip kad geriau būti jau tas žmogus, kuris yra sąmoningas, jisai sąmoningai vertina situaciją, sąmoningai vertina energiją, kuri ateina į jo lauką ir jisai neleidžia, jeigu jinai minusinė negatyvi energija, tai jisai neleidžia jai įsitvirtinti jo laukia ir tada jisai ją transformuoja. Bet tai yra jau meistriškumo lygis ir tai, aš tikiu, kad jūs visi iki to darysite, nes mes link to ir einame, nes tas ir reikalingas būtent čia ir dabar ir šiuo metu ir visiems jisai reikalingas ir tai suprantu, kad tai nėra lengvas dalykas, bet jisai yra įmanomas ir tai galite padaryti, kai jau jūsų emocijos, būtent jūsų antroji čakra, nėra jūsų, kaip sakoma, valdovas, kai jūs jau, kai jūs atrandate tą emociją, žiūrite ją ir suprantate, dėl ko jinai kyla, kai jūs įsprendžiate šią problemą, tiesiog surandate priežastį šios emocijos, jinai jau nesikartoja. Ir kai jinai jau nesikartoja, jūs jau kontroliuojate, jūs jau valdote būtent šias emocijas, jūs valdote savo visas čakras, savo energetinius centrus. Ir jūs tada galite rinktis, ką jūs norite, kokias energijas disponuoti, kokias mintis išleisti. Jūs renkatės būtent esant būtent toje pozicijoje, kai stebėtojos pozicijoje, ne, ir jūs tada renkatės. Taigi
stebėtojo pozicijos jūs galite daryti viską, nes būtent stebėtojo pozicijoje mes ir susijungiame su savo aukščiausiu aš ir su žeme, mes susijungiame su visų pasauliu ir lygiai šioje pozicijoje mes galime imti ir informaciją iš kolektyvinio lauko. Taigi viskas tai yra įmanoma, bet reikalingas įdirbis, reikalingas suvokimas, supratimas ir plėtimas į dažnį sąmonės, nu, ir jūsų vibracinis lygis, bet tai yra įmanoma. Na, o šiaip pradžiai, tai energetinė švara, kaip ir sakau, jinai reikalinga kiekvienam tam, kad kurti geresnį gyvenimą. Kiekvienas norime gyventi, turime svajonės, ir norime gyventi tokį gyvenimą, kokį mes norime. Ir nebūti neviltyje, kodėl mums tas ar tas nesiseka. Tai čia viskas yra mumyse, mūsų šaknyse, ne? Ir kiekvieną kartą prieinant prie to, tai tiesiog įsprendžiant klausimus mes būtent bandydami išlaikyti savo energetinį lauką, biolauką mūsų švarų, ne, kaip jaunystėje, neskaistus, švarus, mažai programų dar įdiegta ir mūsų jaunystė, ne, dar visa tokia kvepianti, vibruojanti ir mūsų energija, jinai visai kitokia, gana kompulsyvi tokia ir sukaupta ten joje daug būna energijos ir tiesiog ir seksualinė energija, jinai vibruoja gana aukštai, taip kad būtent prisiminus tą biolauką, ne, kokį mes turime jaunystėje ir kokį dabar, tai vadinasi, mes jį galime lygiai taip pat turėti. Ir netgi dar geresnį, tai kai tuo labiau, kad jūs turite dabar tokias gilias patirtis, tai pasimastymui, pasigalvojimui apie tai, kas jūs esate, koks jūs laukas jūsų toks, koks turi būti. Tiesiog darykime šios žingsnius bendros ateities link, geresnės ateities link.